Rusija turbūt manė, kad Kryme jau viską matė. Tvirtovė jau buvo tapusi našta, kai Ukrainos dronai sugriovė logistiką. Sugriovė laivybą ir atrodė, kad kas nakt skraido po visą Krymą, naikindami oro gynybą, sandėlius ir kitus taikinius. Tačiau Rusija jau turėtų žinoti, kad Ukraina visada turi dar ne vieną kozirį rankovėje. O tai, ką tik matėme, buvo didelis triukas. Ukrainos Omega būrio narai ką tik įvykdė neįtikėtiną dalyką. Veikdami giliai už priešo linijų, jie padarė tai, ką sugalvojęs didžiuotųsi net Holivudo scenaristas. Ir tai Rusijai rodo, kad kova dėl Krymo paaštrėjo. Ukraina nebesmūgiuoja tik iš toli. Ji gali perkelti žmonės į pusiasalį. Pradėsime nuo pagrindų. Liepos 17 d. pasirodė žinia, kad Ukraina surengė dar vieną smūgį prieš Saki oro bazę Kryme. Tai buvo 4. kartotinis smūgis prieš Saki per vieną mėnesį. Ir jis padarė nemažai žalos. Ukrainos operatoriai laukė savo progos smogti. Užuot bandę pulti Rusijos orlaivius, kai jie buvo paslėpti angaruose, Ukrainos operatoriai leido tiems orlaiviams pradėti riedėti. Klaidinga viltis rusų mulkiams. Kol Ukraina laukė, Su-24M išriedėjo į pakilimo taką. Jis ruošėsi pakilti, kai Ukrainos dronai smogė. 2 iš jų pataikė į Su-24M per tikslų išpuolį, kuris parodo, kokie veiksmingi tapo Ukrainos dronai. Pirmasis pataikė į Su-24M nosį, ją sudaužydamas į gabalus. Kai pilotas, būdamas vos už kelių centimetrų, stebėjo. Kai nosį subirėjo, antrasis Ukrainos dronas smogė į kuro bakus, visiškai sunaikindamas rusišką naikintuvą. Vaizdo įrašas jau buvo pasidalintas. Nėra jokių abejonių, kad Ukraina padarė tai, ką teigia padariusi. Galime stebėti vieną iš Ukrainos dronų, kuris taikosi į Su-24M. Greitai leidžiasi žemyn ir tada pataiko į taikinį. Vienu smūgiu Rusijos oro operacijos Kryme tapo brangesnės, nes Kremliui dabar reikia skubiai ieškoti naikintuvo, kurį galėtų nusiųsti į karo niokojamą pusiasalį, kad pakeistų ką tik prarastą Su-24M. Tačiau esmė ne čia. Nors 4. smūgis prieš Sakį per mėnesį ir buvo įspūdingas, jei vertintume tik pagrindinius dalykus, ši ataka buvo visiškai kitokia nei bet kuri ankstesnė Ukrainos operacija Kryme. Paprastai pasakotume apie dronus paleistus iš žemyninės dalies arba galbūt nuo Juodojoje jūroje esančių jūrinių dronų, kai kalbame apie tokio tipo smūgius. Šį kartą ne. Naujausia Ukrainos sėkmė nebuvo pasiekta įprastų dronų operatorių pagalba. Tai istorija verta kino filmo. Ukraina pasiuntė kovinius narus tiesiai į Krymą, kad surengtų ataką prieš Sakų oro bazę. Tie narai yra Ukrainos nacionalinės gvardijos Omega specialiųjų pajėgų centro nariai. Ir jie yra apmokyti vykdyti tokias misijas, kurių eilinis Ukrainos karys negalėtų atlikti. Omega yra ypatinga. Nors retai atsidūrė dėmesio centre Ukrainos kare prieš Rusiją, Omega operatoriai yra vieni geriausių iš geriausių, ką Ukraina gali pasiūlyti. Specialiųjų pajėgų centras, kuris vadinasi Omega, turi 8 būrius, visi taip pat vadinami Omega, pabrėžiant padalinę vienybę ir gebėjimą išlikti šešėlyje. Omega užduotis yra paprasta – užtikrinti nacionalinį saugumą ir gynybą, kovojant su terorizmu bei atremiant ginkluotą agresiją prieš Ukrainą. Putino vadinamosios specialiosios karinės operacijos kontekste, tai grubiai tariant reiškia surask bet ką rusiško ir sunaikink. Tik Ukrainos elitiniai operatyvininkai tampa Omega dalimi. Manoma, kad tere tarnauja nuo 501 iki 1500 karių, praneša Military Land. Ir kiekvienas iš tų narių yra aukštos kvalifikacijos specialistas. Desantininkai, raitosios kovos ekspertai ir kiti, kurie visą savo karjerą praleido treniruodamiesi labai specifinėms aplinkybėms, patenka į Omega. Ir žinoma yra kovos narai. Saki šou žvaigždės. Mes nežinome daug apie tikslę operacijos, kurią Omega įvykdė Saki pobūdį. To ir buvo galima tikėtis. Toks centras kaip Omega neketina viešinti kiekvieno slaptos operacijos aspekto po jos įvykdymo. Juk strategija, kuri pasiteisino kartą, gali pasiteisinti ir vėl, jei Rusija tiksliai nežino, kaip ji buvo įgyvendinta. Tačiau šiek tiek žinome dėl Ukrainos nacionalinės gvardijos vado Oleksandro Pivnenkos įrašo Telegram tinkle. Savo Liepos 16 įraše Pivnenka sakė, mūsų Omega specialiųjų operacijų centro specialiosios pajėgos sunaikino rusų. Su-24M bombonešį Saki karinėme aerodrome laikinai okupuotame Kryme. Sėkmingą operaciją atliko Omega specialiųjų operacijų centro koviniai narai, kurie dar kartą patvirtino savo gebėjimą atlikti itin tikslius smūgius priešo taikiniams toli už jų linijų. Daugiau informacijos pateikė United24 žiniasklaida, kuri teigia, kad operacijai pasiruošti prireikė 3 savaičių ir ji buvo vykdoma padedant Ukrainos oro pajėgoms ir saugumo tarnybai.
Pivnenka tada pasidalijo keliais smulkiais operacijos detalėmis. Taikinio identifikavimas vyko dienomis prieš narų puolimą. Nacionalinė gvardija žinojo, kad Rusija Saki oro uoste turi Su-24M, kuris tikriausiai buvo naudojamas raketoms į Ukrainos žemyninę dalį leisti. Po to sekė planavimas, kai Omega specialiosios pajėgos ruošėsi operacijai, kurios metu jie turėjo infiltruotis į pačią Krymą, iš kur jie paleistų dronus, kad atakuotų. Su-24M. Tačiau daugiau galime tik spėti, remdamiesi tuo, ką žinome apie kovinių narų darbą. Tie narai kažkokiu būdu turėjo būti dislokuoti Kryme, galbūt patruliniu laivu arba povandeniniu aparatu, kad jie liktų nepastebėti. Jiems taip pat būtų tekę susidurti su iššūkiais, kaip patekti į Krymo pakrantės zoną, kur jie galėtų paleisti savo dronus ir paskui pabėgti. Ir nepamirškite, jie taip pat turėjo transportuoti dronus. Visą tai darant, jie turėjo valdyti ir navigacijos aspektus, kurie apima plaukimą po vandeniu, susidoroti su potviniais ir srovėmis, kad pasiektų savo tikslą. Bet kokia klaida būtų kainavusi labai brangiai. Atvykimas į netinkamą pakrantės vietą galėjo reikšti operacijos pabaigą, dar jai net neprasidėjus. Žinoma, tie koviniai narai būtų turėję įrankius, kurie būtų padėję jiems atlikti užduotį. Dabar daugelis atliekantys šią funkciją turi prieigą prie vandeniui atsparių planšetinių kompiuterių, kurie suteikia navigacinę pagalbą naudojant GPS ir Dopplerio palydovinį pozicionavimą. Tačiau vis tiek užduotis buvo milžiniška. Patekti į Krymą, tiksliai suplanuotų laiku surengti drono smūgį Saki ir tada vėl saugiai pasitraukti. Mes sakėme, kad šie žmonės yra specialistai. Dabar matote kodėl. Yra tam tikras precedentas tokiai operacijai. Ankstyvomis Rusijos invazijos į Ukrainą dienomis Rusijai pavyko užimti Gyvačių salą po trumpo bombardavimo, kurio metu buvo paimti į nelaisvę Ukrainos pasieniečiai, kurie iš esmės pasiuntė rusų užpuolikus velniop, kai šie įsakė pasieniečiams palikti salą. Gyvačių sala buvo gana didelė pergalė Rusijai. Jei Rusija būtų išlaikiusi ją, salos vieta vakarinėje Juodosios jūros dalyje būtų buvusi ideali vieta oro gynybai dislokuoti. Be to, sala, kurios ilgis mažesnis nei kilometras, taip pat buvo prie vieno iš laivybos kelių, kuriuos Ukraina naudoja siųsdama prekybinius laivus per Juodąją jūrą į tarptautinius vandenis. Rusija pradėjo manipuliuoti situaciją dėl Gyvačių salos netrukus po to, kai ją užėmė. 2022 m. birželio 30 d. Putino pajėgos paskelbė apie savo pasitraukimą, neva kaip geros valios gestą Ukrainai. Pranešė Osprey Publishing. Ukraina netikėjo, kad Rusijos pajėgos tikrai pasitraukė. Kokia gera valia galėtų egzistuoti tautoje, kuri bando pavergti Ukrainą? Taigi, 2022 m. Liepos 7 dieną į veiksmą buvo pasiųsti Ukrainos 73-ojo jūrų specialiųjų operacijų centro koviniai narai. Slapta, artėdami prie Gyvačių salos, naudodami povandeninės transporto priemonės, tie narai, kurie buvo apmokyti Jungtinės karalystės specialiosios valčių tarnybos, išlipo ir patikrino Gyvačių salą, kad įsitikintų, ar Rusijos teiginiai buvo teisingi. Iš tiesų, Rusijos karo laivai netrukus pradėjo artėti, pranešdami Ukrainai, kad Rusijos geranoriškumas siekia maždaug tiek, kiek Putinas galvoja apie savo šalies ateitį. Narai atsitraukė, tačiau planas jau buvo paruoštas. Per vėlesnius metus Ukrainos koviniai narai dalyvavo išpuoliuose prieš Kinburno neriją, kuri taip pat suteikė ją kontroliuojantiems tam tikrą Juodosios jūros eismo ir Dnipro upės kontrolę. Tie narai turi daug patirties. Manome, kad ta patirtis buvo išbandyta Kryme prieš Saki oro bazę ir Ukrainos narai puikiai išlaikė tą išbandymą. Vis dėlto daug kas iš to yra spėlionės. Omega nenori atskleisti savo paslapčių ir neturėtų to daryti. Tačiau yra vienas dalykas, kurį žinome apie Saki operaciją, kurio Ukrainos nacionalinė gvardija neatskleidė, bet vėliau apie tai buvo pranešta. Tačiau prieš atskleisdami, kas yra ta žaidimą keičianti informacija, primename, kad žiūrite karinę laidą. Jei gaunate įžvalgų iš mūsų kanalo, turime jums dar daug ką parodyti. Prenumeruokite ir paspauskite pranešimų varpelį, kad nepraleistumėte to, kas laukia toliau. Ukrainos koviniai narai ir jų darbo ypatumai gali būti apgaubti paslaptimi, tačiau dronai, kuriuos jie naudojo sunaikinti Rusijos Su-24M, tokia paslaptimi neapgaubti. Narai naudojo garsiuosius dirbtiniu intelektu valdomus Hornet dronus, kurie tapo svarbia logistikos blokados kampanijos, kurią Ukraina naudoja izoliuoti Krymą dalimi. Tik tai nebuvo tie Hornet dronai, kuriuos mes pažįstame. Tolesnėje Liepos 17-osios ataskaitoje apie Rusijos katastrofą Saki mieste United 24 Media atskleidė, kad Ukrainos įspūdinga kovinė narų misija taip pat buvo panaudota kaip patobulintos Hornet drono versijos bandymas. Ši nauja versija išlaiko dirbtiniu intelektu pagrįstą valdymo sistemą, kuri ją padarė tokia efektyvia okupuotoje Ukrainoje. Tačiau ji buvo patobulinta Omega techninių specialistų į fiksuoto sparno variantą, kuris gali skristi daug toliau nei originalus Hornet. Tai yra didžiulis pasiekimas Ukrainai. Su šia nauja Hornet versija, kurios kaina, kaip pranešama, siekia nuo 10 iki 11 tūkstančių dolerių, Ukraina gali priversti Rusiją dar labiau atitraukti savo Krymo oro pajėgas. Tai riboja efektyvumą paleidžiant raketas ir planiravimo bombas iš Krymo pusiasalio. Tai taip pat sukelia Rusijai bauginančias išlaidų pasekmes. 1. Su 24M
Rusijai kainuoja apie 25 milijonus dolerių už vienetą. Ukraina ką tik sunaikino vieną iš jų dronais, kurių bendra kaina siekia apie 20 000 dolerių. Tai milžiniška investicijų grąža. O dabar, kai Ukraina sukūrė šį naująjį Hornet, papildydama savo novatorišką kovinių narų siuntimo į Krymą metodą, Rusija žino, kad jos rankose daugiamilijoninė problema. O kas jei kitą kartą tai bus nebe Su-24M? O kas jei Ukraina savo patobulintais Hornet numuštų 85 milijonų dolerių vertės Su-35? Dabar tai labai reali galimybė. Tai tik dar labiau paskatins Rusiją traukti savo oro pajėgas dar giliau į Krymą, o galbūt net visiškai išvesti jas iš pusiasalio. Putino Krymo katastrofa tęsiasi. Ir štai ką mums sako stulbinanti Omega operacija. Ukraina sugalvojo būdą, kaip perkelti karius į Krymą, nepradėdama plataus masto desantinio puolimo, kuris beveik neabejotinai baigtųsi katastrofa. Ukraina paprasčiausiai neturi tam reikalingų išteklių tokiam puolimui. Ukrainos karinis jūrų laivynas, toks koks jis yra, iš tikrųjų neturi karo laivų. Daugiausia tai yra patruliniai laivai ir minų karui skirti laivai, todėl tradicinis desantas yra neįmanomas. Ukraina galbūt galėtų išvaduoti Krymą, jei turėtų pakankamai didelės pajėgas, tačiau tų pajėgų perkeliamas į pusiasalį visada bus problema. Bandymas šturmuoti Krymo paplūdimius taip pat yra labai akivaizdi puolimo forma. Rusijos gynyba būtų visiškai pasirengusi ir Ukraina turėtų patirti per daug nuostolių, kad toks puolimas būtų įmanomas. Net jei turėtų desantinius laivus reikalingus visiškam puolimui. Vis dėlto, visa tai nesutrukdė Rusijai panikuoti. Birželio 17-osios ataskaitoje Kyiv Independent atskleidė, kad Rusija ruošiasi galimiems Ukrainos išsilaipinimams Kryme, stiprindama savo pakrančių gynybą. Tada supranti, kad tauta yra išsigandusi. Ruošimasis invazijai, kuri greičiausiai niekada neįvyks, rodo, kad Rusijos vadovybė Krymo atžvilgiu dėl Krymo blaškosi kaip višta be galvos. Tai, ką tik matėme su Omega koviniais narais, yra dar vienas Ukrainos pavyzdys, kaip jie jau daugybę kartų veikia prieš Rusiją. Priešingai nei tikėtasi. Rusija tikėjosi Ukrainos išsilaipinimų, bet ji nesitikėjo, kad nedidelė narų grupė, ginkluota naujaisiais Hornetas dronais, slapta pateks į Krymą, surengs smūgį jau nuniokotam aerodromui, sunaikins Su-24M, o tada vėl pasitrauks. Kai tik matėme, tai Putino Krymo krizės gilėjimas, nes Ukraina parodė Rusijai, kad visos jos kuriamos gynybos priemonės nieko negali padaryti prieš šalį, kuri tapo viena iš pasaulio lyderių asimetrinio karo srityje. Tai nebuvo atsakomasis įsiveržimas į Krymą. Tai buvo tiksli operacija. Ir tikėtina, kad netrukus pamatysime, kaip Ukraina įvykdo daugiau tokių operacijų, kai Putino valdžia Kryme silpnėja. Galiausiai Rusija Kryme neišeis su trenksmu. Ji išeis tyliai, be didelio triukšmo. Tai žinome, jei į Krymą pažvelgiame plačiau. Nors Omega operacija buvo įspūdinga, tai buvo tik dar vienas smūgis į paširdžius Rusijos okupaciniai pajėgai, kuri jau tapo apsvaigusi nuo nuolatinių smūgių. Vien sakė, tai parodo. Rusijos oro pajėgos jau buvo tiek susilpnintos, kad naikintuvus ir bombonešius gali naudoti beveik tik pakilimui iš aerodromų. Sklandyti aplink tuos aerodromus, kad paleistų raketas ir bombas. Ir tada nusileisti. Rusijos lėktuvai retai vykdo išpuolius už okupuotų teritorijų ribų, kas galbūt susijęs su tuo, kad Ukraina jau sunaikino 438 Rusijos lėktuvus ir 354 jos sraigtasparnius, kaip pranešė Ukraina Liepos 20 dieną. Tokios oro bazės, kaip sakė, dabar yra visos Rusijos oro kompanijos gyvybės šaltinis. Jei tos oro bazės bus pažeistos, Putino strategija naudoti Krymą oro atakoms prieš Ukrainą atsidurs rimtoje bėdoje. Ir sakė yra pažeista labai stipriai. Anksčiau minėjome, kad Omega operacija, kurios metu buvo sunaikintas Su-24M sakė oro bazėje, yra tik viena iš 4, kurias Ukraina įvykdė per pastarąjį mėnesį ar panašiai. Vos prieš kelias savaitės, Liepos 3 dieną, Kyiv Post atskleidė, kad Saki buvo užpulta dronų smūgiu, kuris buvo toks galingas, jog sunaikino arba apgadino 7 orlaivius, įskaitant Su-30 ir Su-24M. Šis smūgis įvyko po kito, įvykdyto vos prieš kelias dienas, kai Ukrainos dronai sudavė 5 patvirtintus smūgius angarams Sakyje. Vienas iš tų dronų smūgių sukėlė gaisrą angare, kuriame Rusija laikė Su-30SM. Jei Rusija dar nesuprato, mes tai paaiškinsime bet kuriam jų botui, kuris žiūri šį vaizdo įrašą. Saky oro bazė nebėra saugi. Ta patį galima pasakyti ir apie likusią Krymo dalį. Tai, kas vyksta toje pusiasalyje, mes pavadinome katastrofa Putinui ir mes šio žodžio nevartojame lengvabūdiškai. Omega koviniai narai baigė savo operaciją, kai Krymas buvo izoliuotas per masinę Ukrainos kampaniją, kuri perkirto logistikos arteriją žemyne ir šiuo metu naikina tiekimo bei kuro laivus Azovo jūroje. Dėl šių smūgių pusiasalis išgyvena rimtą energetikos krizę. Degalinėse degalų beveik neliko, jei okupantai apskritai randa degalinių, kuriuose dar yra kuro.
Kryme taip pat vyksta rotaciniai elektros atjungimai. Nes Ukraina taikosi į elektros pastates ir šilumines elektrines. Per 10 dienų iki Liepos 16-osios Ukraina smogė 147 degalų tanklaiviams, gabenusiems benziną ir dizeliną į Krymą per Azovo jūrą. Ukrainos kampanija taip pat plečiasi. Birželį jis surengė 7028 sėkmingus vidutinio nuotolio smūgius prieš Rusiją. Šis skaičius beveik dvigubai viršija 3800 sėkmingų smūgių įvykdytų ankstesnį mėnesį. Tai rodo eskalaciją, o ne mažėjimą. Tai, ką padarė Omega koviniai narai, galima būtų pavadinti savotišku viduriniu smūgiu, nors jis buvo atliktas tokiu būdu, kokio dar nebuvome matę. Tačiau Omega operacija taip pat parodo, kad Rusija prarado vandenų aplink Krymą kontrolę. Juodoji jūra ypač pasikeitė. Iš pranašumo, kuriuo Rusija galėjo pulti žemyninę Ukrainą, ji virto našta ir dabar tapo maršrutu, kuriuo Ukraina gali vykdyti tokias operacijas, kaip kovinių narų misija, kurią ką tik matėme. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai patvirtino Liepos 5-ąją, kai jis pareiškė, kad Rusija prarado Juodąją jūrą. Sunku su to ginčytis. Ukraina, nepamirškime, neturėdama karinio jūrų laivyno, sistemingai sunaikino karo laivus, sudarančius Juodosios jūros laivyną iki tokio lygio, kad tai, kas liko iš Rusijos laivyno, dabar slepiasi kuo toliau nuo Ukrainos dronų ir raketų. Ukraina surengė 33 smūgius prieš pagrindinius kovinius laivus, 34 prieš Rusijos desantinius laivus ir 23 prieš pagalbinius laivus. Ši Juodosios jūros kampanija pavertė vandenis aplink Krymą pavojingesniais Rusijos okupantams nei Ukrainos gynėjams. Tokie pavojingi, kad Ukraina dabar gali siųsti kovinius narus tiesiai į Krymą. Ši Juodosios jūros transformacija iš pranašumo į naštą apima ir patį Krymą. Rusijos imperialistinių ambicijų Ukrainoje raktas turėjo būti simbolis. Rusija užėmė Krymą beveik be kovos dar 2014 metais. Putinas laikė tai kaip grėsmę visai Ukrainai ir jis reklamuoja Krymą kaip vietą, kur nori būti visi turtingiausi Rusijos žmonės. Dabar tai karo zona, be kuro, su ribotu maisto kiekiu, be elektros ir degančiais naikintuvais oro bazėse. Daugelis okupantų Kryme galbūt niekada nesužinos, ką padarė Omega, bent jau ne iki gerokai po įvykio. Rusija padarys viską, kad nuslėptų šią išskirtinę kovinių narų operaciją nuo savo žmonių. Tačiau slėpimas, kas įvyko, nieko nepakeis. Ukraina jau izoliuoja Krymą. Dabar ji turi naują būdą smogti, o Krymo puolamasis potencialas buvo susilpnintas. Ukrainos Omega narai ką tik įvykdė neįtikėtiną dalyką Kryme. Gruodžio 17 rytą 2024-aisiais generolas leitenantas Igoris Kirilovas išėjo iš daugiabučio namo Riazanės prospekte pietrytinėje Maskvos dalyje, maždaug 7 km nuo Kremliaus. Jis buvo Rusijos radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos pajėgų vadas, vienas aukščiausių karininkų visoje Rusijos kariuomenėje, stovintis geriausiai saugomo šalies sostinės širdyje. Prie įėjimo buvo pastatytas elektrinis paspirtukas. Kai Kirilovas ir jo padėjėjas pro jį praėjo, paspirtukas sprogo. Rusijos valstybinė žiniasklaida vėliau apskaičiavo, kad įrenginyje buvo apie 300 gramų trotilo ekvivalento. Pakankamai, kad sudaužytų langus pastate kitoje gatvės pusėje. Abu vyrai žuvo iš karto. Per kelias valandas šaltinis iš Ukrainos saugumo tarnybos SBU patvirtino kelioms vakarų žiniasklaidos priemonėms, kad tai buvo jų operacija, įvykdyta praėjus vienai dienai po to, kai Ukrainos prokurorai oficialiai apkaltino Kirilovą vadovavus uždraustų cheminių ginklų naudojimui. Dabar pagalvokite, ką tai iš tikrųjų reiškia. Metų metus Rusija savo žmonėms ir pasauliui sakė, kad Rusijos giluma yra nepaliečiama. Karas Ukrainoje vyko kažkur toli, kažkieno kito žemėje, o Rusija visiškai kontroliuoja padėtį ir laimė. Ir vis dėlto vienas iš aukščiausių jos generolų buvo nužudytas bombos, pritvirtintos prie paspirtuko, vos kelių minučių atstumu nuo Raudonosios aikštės. Tačiau nesvarbu, ar tai vadinsite nužudymu ar atentatu, tai buvo matoma viršūnė to, kas tyliai ir kantriai buvo kuriama daugiau nei 10-metį. Pažvelkime, kaip Ukrainos žvalgybos tarnybos iš sužlugdytos, infiltruotos, pusiau sugriuvusios organizacijos 2014 metais tapo viena iš labiausiai bijomų slaptųjų pajėgų pasaulyje. Ir kokį vaidmenį kuriant jas atliko CŽV. Norėdami suprasti, kaip čia atsidūrėme, turime grįžti į 2014 metus, kai Rusija užėmė Krymą ir uždegė karo Donbase dagtį. Ukrainos saugumo tarnybos buvo ne tik silpnos, jos buvo kompromituotos iš vidaus. Iš tikrųjų, SBU būstinė Luhanske
kuri yra pačiame Donbase, buvo šturmuojama 2014 m. balandį Donbaso karo išvakarėse. Viena Mareko Sieveko analizė, Lenkijos vidaus saugumo agentūros pareigūnas ir Rusijos slaptųjų tarnybų operacijų specialistas Marekas Sievecas teigia, kad SBU iš tikrųjų jau buvo infiltruota Rusijos slaptųjų tarnybų. Tos dienos pagrindiniai faktai nėra ginčijami. 2014 m. balandžio 6 d. minija plūdo link regiono SBU pastato ir kai viskas baigėsi, būstinė buvo užimta, o jos ginklų sandėlis tuščias. Visa karinių šautuvų, granatų ir sprogmenų atsarga dingo. To pakako, kad būtų apginkluotas sukilimas, kuris netrukus apims Donbasą ir sukels karą. Ir būdas, kuriuo pastatas buvo užimtas, yra keistas. Pareigūnams viduje, tarp jų ir elitinio Alfa būrio vyrams, buvo įsakyta atiduoti net tarnybinius pistoletus. Ginklų sandėlis buvo apsaugotas netikromis minomis. Netolies buvusi 12 000 karių įgula nesiuntė jokių pastiprinimų, o susilaikytieji, kurie buvo areštuoti praėjusią naktį, buvo paleisti atgal į minią, kurie nedelsdami padėjo vadovauti puolimui. Paėmus kiekvieną atskirai, visą tai būtų galima nurašyti kaip paniką arba nekompetenciją. Vertinant visą tai kartu, Lenkų analitikas teigia, kad pastatas iš tikrųjų buvo atidarytas iš vidaus. Jis teigia, kad Rusijai nereikėjo verbuoti atskirų pareigūnų, kai ji galėjo pasikliauti vietos politikais, kurie juos kontroliavo. Regionų partijos globėjais, kurių tinklai driekėsi per policiją, administraciją ir pačią saugumo tarnybą. Tačiau net ir tai iš tikrųjų buvo atsitiktinumas. Papildomas įrodymas, kokia silpna tuo metu buvo SBU, buvo liudijimas žmogaus, kuris po revoliucijos perėmė jos vadovavimą. Valentinas Nalijevičius. Jis sakė, kad paveldėjo tarnybą, kuri buvo visiškai ištuštinta, o ankstesnė jos vadovybė pabėgo į Rusiją arba Krymą, be jokių operatyvinių bylų ir be jokių paliktų ginklų. Jis apibūdino agentūrą kaip stipriai infiltruotą Rusijos FSB ir teigė esąs pirmasis SBU vadovas, kuris iš tikrųjų pradėjo sulaikyti FSB pareigūnus Ukrainos viduje. Vienas iš šių dalykų neįrodo, kas įvyko Luhanske, bet tai parodo, kad tam buvo tinkama terpė. Kai žmogus, kuris vadovavo tarnybai, sako, kad ji buvo persmelkta Rusijos agentų, klausimas, ar vienas iš jos postų buvo perduotas, o ne prarastas, nustoja būti sąmokslo teorija ir tampa pagristų klausimų. Taigi Ukraina pradėjo nuo tokių griuvėsių. Šalis galėjo būti vėl įtraukta į Rusijos orbitą. Kai KGB įpėdiniai valdė situaciją, arba ji galėjo pabandyti iš griuvėsių sukurti tikrai demokratinės, į vakarus orientuotas tarnybas. Kijivas pasirinko antrąjį kelią. Žmogus tapęs pagrindinė šios pertvarkos figūra buvo Valerijus Kondratiukas, kuris iš pradžių dirbo SBU, o vėliau perėmė HUR vadovavimą. Ukrainos karinės žvalgybos tarnyba 2015 metais. Pasak The Washington Post ir The New York Times atliktų tyrimų, CŽV padėjo sukurti naują specializuotą SBU padalinį, vadinamą 5-uoju direktoratu, kuris sujungė kontražvalgybą su specialiosiomis operacijomis. Tas padalinys pradėjo kurti agentų tinklus okupuotose teritorijose, vykdyti stebėjimą ir atlikti pirmasias slapto pobūdžio Ukrainos operacijas prieš Rusijos remiamas pajėgas. Tačiau niekas iš to nebuvo savaime suprantama, o amerikiečiai buvo labai atsargus ir tam buvo rimta priežastis. Jie žinojo, kad Ukrainos žvalgyboje gausu Rusijos agentų ir nerimavo, jog visa, kuo jie pasidalins, per kelias dienas atsidurs ant stalo Maskvoje. Todėl Kondratas Kondratiukas nusprendė nerizikuoti. Jis perdavė krūvą itin slaptų Rusijos karinių dokumentų, iš esmės kaip dovaną, norėdamas įrodyti, kad Ukraina turi vertingą prieigą ir geba ją apsaugoti. Buvęs CŽV operacijų pareigūnas Edas Boginas, kuris kalbėjosi su žurnalistu Davidu Kiriačenka žurnalui Forbes, apibūdino tuometinį ukrainiečių mąstymą kaip labai panašų į tai, ką amerikiečiai jautė po rugsėjo 11-osios. Tačiau Ukrainos pareigūnams teko įveikti dešimtmečius trukusį sovietinį nepasitikėjimą, kol amerikiečiai pradėjo atsiverti. Ir kai viena pusė nuolat pateikia naudingą, tikslę informaciją ir įrodo, kad gali išlaikyti paslaptį, kita pusė pradeda dalintis daugiau. Taigi daugelį metų ukrainiečiai tai ir darė. Ir štai dalis, kuri yra svarbi šiai istorijai. Ukraina nebuvo tiesiog amerikiečių paramos gavėja. Daugelis ukrainiečių kaip gimtąją kalbą vartoja rusų kalbą, o pačios kalbos yra glaudžiai susijusios. Daugelis taip pat turi šeimos narių, draugų ir artimą kultūrinį supratimą apie šalį, su kuria dabar kovoja. Taigi, Ukraina suprato Rusiją taip, kaip jokia vakarų tarnyba niekada nesugebėtų. Ir tai leido jai rinkti žvalgybinę informaciją, kurią perduodavo CŽV. Savo ruoštų CŽV gavo nepaprastą galimybę pažvelgti į Rusijos kariuomenę ir jos sprendimų priėmimą. Svarbus indėlis buvo perimta medžiaga, padėjusi nustatyti Rusijos dalyvavimą. 2014 metai. Malaysia Airlines. 17-ojo reiso numušime virš rytų Ukrainos ir siekiant išaiškinti Rusijos operatyvininkus, kišusis jį.
2016 metai. JAV rinkimus. Taigi iki pat plataus masto invazijos. 2022 bendradarbiavimas, kaip pranešama, buvo išplėstas ir apėmė apie tuziną slaptų priešakinių bazių, įsidėščiusių palei Ukrainos sieną su Rusija, pastatytų ir aprūpintų CŽV pagalba, iš kurių Ukrainos pareigūnai sekė Rusijos kariuomenės judėjimą ir valdė savo tinklus. Pasak vieno šaltinio, ukrainiečiai rinko daugiau žvalgybinės informacijos apie Rusiją, nei amerikiečiai galėjo visiškai apdoroti CŽV Kyjivo rezidentūroje. Abi tarnybos taip pat pradėjo vykdyti bendras operacijas kitose pasaulio dalyse, o žvalgybos srityje tai yra aukščiausias pasitikėjimo lygis. Iš šio laikotarpio išaugo nauja pareigūnų karta, visiškai atsieta nuo Ukrainos praeities Sovietų Sąjungoje ir sudaryta tik iš nepriklausomoje Ukrainoje gimusių žmonių. Visų svarbiausias iš jų buvo Kirilas Budanovas. The New York Times 2024 m. vasarį pranešė, kad Budanovas tarnavo 2245 dalinyje, elitinėje karinės žvalgybos formacijoje, kuri po 2015 metų glaudžiai bendradarbiavo su CŽV. Jo specializacija buvo rusiškos karinės technikos perėmimas, ryšių įranga ir kita įranga, kurią galėjo išardyti ir tirti tiek Ukrainos, tiek Amerikos analitikai. Budanovas vėliau tapo GUR vadovu, o tais metais apmokyti karininkai dabar užima aukščiausias pareigas beveik visose Ukrainos žvalgybos ir saugumo organizacijose. Jie tapo kompanijų, kurias tuo jums pristatysime, architektais. Vienas iš šios sistemos bruožų yra tas, kad Ukraina turi dvi pagrindinės tarnybas, kurios atvirai konkuruoja tarpusavyje. Yra GUR, karinė žvalgybos valdyba, daugiausia veikianti užsienyje, ir SBU, vidaus saugumo tarnyba. Konkurencija tarp vidaus ir užsienio žvalgybos bei slaptų operacijų skatina abi tarnybas tobulėti ir siekti rezultatų. Nesvarbu, ar sutinkate su tokiu požiūriu, vadinamoji konkurencija lėmė nepaprastą operacijų virtinę. Ir niekur ši konkurencija nebuvo tokia akivaizdi kaip jūroje. Tačiau prieš pereidami prie to, būtinai užsiprenumeruokite karinę laidą, kad galėtumėte stebėti visas karinės operacijų, kurias paminėsime, detalės ir sekti visas naujienas apie karą Ukrainoje bei pasaulinę geopolitiką. Dabar, kai Rusija įsiveržė 2022 metais, Ukraina praktiškai neturėjo jokio laivyno. Ji prarado didžiąją dalį savo laivyno, kai Rusija užėmė Krymą 2014 metais, o karo pradžioje pati nuskandino savo flagmaninę fregatą, kad ji netitektų Rusijos rankoms. Popieriuje Rusija valdė Juodąją jūrą. Jos laivynas blokavo Ukrainos uostus, užkirsdamas kelią grūdų eksportui, kuris maitino žmonės nuo Šiaurės Afrikos iki Artimųjų rytų ir paleido sparnuotąsias raketas į Ukrainos miestus. Tačiau 2022 m. balandį Kraizeris Moskva, visos Juodosios jūros laivyno flagmanas, užsidegė ir nuskendo. Ukraina jį pataikė dviem vietinės gamybos Neptūnas priešlaivinėmis raketomis. Nors svarbu pabrėžti Ukrainos karinių pajėgų sėkmę, būtent JAV žvalgybos tarnybos nustatė Moskvos buvimo vietą, o Ukrainos tarnybos pasinaudojo šią informaciją. Moskva tapo pirmuoju Rusijos flagmanu, prarastu mūšyje nuo Rusijos ir Japonijos karo 1905 metais, o jos netektis privertė Rusiją atitraukti savo laivus ir elgtis atsargiau. Tai sukūrė naują problemą Ukrainai, kurią vėliau sprendė jūrų dronas. Ir čia Ukrainos improvizacija tapo tikrai revoliucinė. SBU sukūrė jūrų droną pavadintą Sea Baby, kuris iš pradžių buvo surinktas iš vandens motociklų ir motorinių valčių dalių bei plačiai prieinamos elektronikos. Kaip ir būdinga tokiai konkurencijai, GUR sukūrė Magura droną, kad galėtų tęsti operacijas nukreiptas į Rusijos uostus, ypač Kryme. Šios mašinos buvo mažos, greitos, arti vandens paviršiaus, sunkiai pastebimos ir prikrautos sprogmenų. Jas buvo galima valdyti iš 100 km atstumo, naudojant palydovinės jungtis. Iš esmės, dvi konkuruojančios Ukrainos agentūros kiekviena nuo nulio sukūrė robotų laivyną. 2024 m. vasarį Magura VV5 dronų spiečius nuskandino raketinę korvetę netoli Krymo. Po 2 savaičių jie nuskandino desantinį laivą Cezaris Kunikovas. Kovo mėnesį jie nuskandino patrulinį laivą Sergejus Kotovas, laivą, kurį Ukraina įvertino maždaug $65 milijonais, sunaikintą dronais, kurie kainuoja tik nedidelę tos sumos dalį. Pagal įvairius vakarų vertinimus, iki 2024 metų kovo Ukraina buvo paskandinusi arba išvedusi iš rikiuotės maždaug trečdalį Rusijos Juodosios jūros laivyno ir privertė likusius persikelti į rytus, į Novorosijską, 100 km nuo Krymo, per toli, kad galėtų grasinti Ukrainos laivybai ar ginti pusiasalį, kurį jie turėjo saugoti. Ta pati kampanija kartu su pakartotinėmis
vykdytomis SBU operacijomis smarkiai apgadino Kerčės tiltą, simbolinę ir logistinę jungtį tarp Rusijos ir okupuoto Krymo, kurią Vladimiras Putinas asmeniškai atidarė 2018 metais, pravažiavęs per ją sunkvežimiu. Tada dronai pradėjo daryti tai, ko niekas anksčiau nebuvo daręs. Paskutinė 2024 metų dieną Magura dronas paleido modifikuotą šilumą sekančią raketą ir numušė 2 Rusijos Mi-8 sraigtasparnius prie Krymo krantų. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai jūrų dronas sunaikino karinį orlaivį. Kitą pavasarį Ukrainos pareigūnų teigimu patobulintas Magura V-7, ginkluotas amerikietiškomis Sidewinder raketomis, numušė 2 Rusijos Su-30 naikintuvus virš Juodosios jūros. Tačiau tai tik dalis to, kaip Ukrainos žvalgybos tarnybos tiesiogiai prisidėjo prie karo pastangų. Norint suprasti visumą, turime grįžti į sausumą ir prie kampanijos, kurios dalimi buvo Kirilovo mirtis. Ta mirtis buvo tik maža eilutė ilgame sąraše, o kai kurie ankstesni smūgiai niekada nebuvo oficialiai prisimti. 2022 m. rugpjūtį automobilio bomba netoli Maskvos nužudė Dariją Duginą, žymaus Rusijos nacionalistinio ideologo dukterį. Vėliau Amerikos žvalgybos pareigūnai įvertino, kad už to slypėjo kai kurie Ukrainos vyriausybės atstovai, ką Ukraina paneigė. 2023 m. pavasarį sprogmuo, paslėptas statulėlėje, nužudė žymų Rusijos karo tinklaraštininką Vladleną Tatarskį Sankt Peterburgo kavinėje. Iš pradžių Rusija kaltino Ukrainą ir surado Rusijos politinį aktyvistą, kuris iš tikrųjų perdavė statulėlę. Kaip paaiškėjo iš pačios Ukrainos pranešimų po metų, visa operacija buvo visiškai surežisuota Ukrainos slaptųjų tarnybų, o Rusijos aktyvistas buvo panaudotas kaip lengviausiai paaukojama dėlionės dalis, dar labiau sumenkinant Rusijos tarnybų įtaką ir prestižą. Šis įvykis taip pat parodė, kokios negailestingos tapo operacijos, kai prieš Rusijos vyriausybę buvo naudojami patys rusai. O per bandymą pašalinti žymius karinius strategus, analitikus ir visus artimus Putinui nukentėjo 42 žmonės. Ir karui tęsiantis, tas tempas tik spartėjo ir taikiniai kilo vis aukščiau vadovybės grandinėje. 2025 m. balandį automobilio bomba Balašiškoje į rytus nuo Maskvos žuvo generolas leitenantas Jaroslavas Moskalikas, Rusijos generalinio štabo pagrindinio operatyvinio direktorato pavaduotojas, kuris kadaise dalyvavo Normandijos formato paliaubų dėrybose. Po kelių dienų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė gavęs ataskaitą iš Ukrainos užsienio žvalgybos vadovo apie aukštų Rusijos pareigūnų likvidavimą, pridurdamas, kad teisingumas neišvengiamai ateina, nors Moskaliko tiesiogiai nepaminėjo. 2025 m. gruodį Maskvoje per dar vienos automobilyje padėtos bombos sprogimą žuvo generolas leitenantas Fainilas Savarovas, o 2026 m. birželį tame pačiame Balašiškos rajone buvo nužudytas artilerijos vadas Damiras Davidovas, mažiau nei už kilometro nuo vietos, kur žuvo Moskalikas. Galite paklausti, ką visą tai iš tikrųjų duoda kariniu požiūriu. Nužudžius vieną generolą, karas nelaimimas. Ir tai yra teisingas vertinimas. Ukrainiečiai teigia, kad šios veiksmų vertė yra iš dalies psichologinė. Tiek ukrainiečiams, kurie mato, kad karo nusikaltėliai yra patraukiami atsakomybėn, tiek vakarų auditorijai, kurie sužino, kad Ukraina gali smogti toliau nei kas nors manė. Tačiau čia slypi ir šaltesnė logika. Kiekviena iš šių žudynių kiekvienam Rusijos karininkui primena, kad uniforma ir darbo stalas Maskvoje nėra saugi vieta planuoti karą prieš Ukrainą. Tai priverčia Rusijos saugumo tarnybas skirti milžiniškus išteklius vidaus saugumui užtikrinti, saugoti savus ir ieškoti informacijos nutekėjimų, užuot visą dėmesį sutelkus į frontą. Tačiau Ukrainos slaptosios tarnybos taip pat sudaro sąlygas didžiausiams Ukrainos staigmenoms mūšio lauke. Agentų tinklai, kuriuos 5 direkcija ir HUR sukūrė okupuotose teritorijose, perdavė duomenis apie taikinius Ukrainos pajėgoms, leisdami tiksliai smogti iš toli pažangiais dronais ir naujai sukurtomis raketomis. Ir kai Ukraina 2024 m. rugpjūtį nustebino pasaulį peržengdama sieną į Kurską, pirmasis Rusijos teritorijos užėmimas užsienio kariuomenės nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Būtent šių tarnybų žvalgyba pabrėžė operacinius trūkumus regione. Slaptasis karas ir įprastinis karas vienas kitą papildė, nes kiekvieną kartą, kai Ukraina pasinaudodavo žvalgybinę informaciją, ji galėdavo šiek tiek pastumti fronto liniją toliau, sutrikdyti Rusijos tarnybas ir leisti savo operatyvininkams gauti daugiau žvalgybinės informacijos kitam puolimui. Visa tai susijungė 2025 m. birželio pradžioje, dabar jau garsioje operacijoje Voratinklis. Kaip paaiškėjo, tai buvo 18 mėnesių trukęs darbas. Ukrainos operatyvininkai slapta gabeno dronus ir paleidimo įrangą į Rusiją, slėpdami juos medinėse kabinose, kurios atrodė kaip paprasti ant sunkvežimių sumontuoti surenkami nameliai. Atakos dieną prie kelių Rusijos oro bazių esančiuose pasiruošimo taškuose kabinų stogai nuslinko į šoną. Vienas iš taikinių buvo Belaja rytų Sibire, kuris yra daugiau nei už 4000 km nuo Ukrainos. Dronai plūdo būriais ir apgadino
apgadino 2,95 ir 2,22 M3 bombonešius, kuriuos Rusija naudojo paleisti sparnuotąsias raketas į Ukrainos miestus ir kurie buvo vieni iš nedaugelio galinčių nešti branduolinės raketas. Ukrainos SBU iš pradžių teigė, kad buvo pataikyta į 41 orlaivį, sunaikino apie trečdalį Rusijos strateginių sparnuotųjų raketų nešėjų, o žala siekė apie $7 milijardus. Gynybos žvalgybos įmonė Zvezda pasitelkė palydovinės nuotraukas ir nustatė, kad smūgis sunaikino apie 12 orlaivių ir dar kelis apgadino. Aukštas NATO pareigūnas įvertino, kad buvo sunaikinta maždaug nuo 10 iki 13 orlaivių, o iš viso apgadinta apie 40. Ir apskaičiavo, kad ši operacija išvedė iš rikiuotės 5% Rusijos veikiančios tolimojo nuotolio aviacijos. Kad ir kurį skaičių pasirinktumėte, svarbiausia yra tai, kad Rusija iš tikrųjų šių bombonešių daugiau nebegamina. Todėl kiekvienas praradimas buvo nuolatinis ir tiesiogiai kenkė Rusijos gebėjimui demonstruoti galią. Ir paskutinė kampanija, kurią vykdė slaptosios tarnybos, buvo nukreipta prieš Rusijos ekonomiką. Ir būtent čia vėl pasirodo CŽV pėdsakai. The New York Times tyrimas pranešė, kad CŽV pareigūnai ir Amerikos kariuomenės planuotojai padėjo Ukrainai tobulinti tolimojo nuotolio kampaniją prieš Rusijos energetikos sektorių. Užuot atsitiktinai smogę naftos perdirbimo gamykloms, planavimas, kaip pranešama, buvo sutelktas į tuos komponentus, kuriuos sunkiausia ir lėčiausia pakeisti. Vienu atveju, aprašytų tame pranešime, CŽV ekspertas nustatė konkretų naftos perdirbimo gamyklos jungtį, kurios sunaikinimas galėtų sustabdyti įrenginio darbą kelioms savaitėms. Ta pati logika buvo pritaikyta ir Rusijos vadinamajam šešėliniam laivynui, pasenusiems tanklaiviams, kuriuos Maskva naudoja gabenti sankcionuotą naftą po visą pasaulį ir taip toliau finansuoti savo karą. CŽV taip pat buvo įgaliota remti kai kuriuos šios pastangos elementus. Tai kas? 2014 metais prasidėjo kaip pagalba atkuriant sužlugdytą žvalgybos tarnybą. Po dešimtmečio virto bendra kampanija, siekiant užsmaugti finansinį Rusijos karo mašinos gyvybės šaltinį. Ir platesnis politinis aspektas čia yra nemažiau svarbus. Po viešo konflikto tarp prezidento Donaldo Trumpo ir prezidento Volodymyro Zelenskio 2025 m. vasarį Vašingtonas laikinai sustabdė žvalgybos bendradarbiavimą su Kijevu ir viešai atrodė, kad tai buvo CŽV ir SBU partnerystės pabaiga. Tačiau ši pauzė pasirodė esanti trumpalaikė. Žvalgybos informacijos dalymasis buvo atnaujintas 2025 m. kovą, leidžiant CŽV ir Ukrainos žvalgybos tarnyboms atnaujinti glaudų bendradarbiavimą. Priežastis paprasta. Nors Ukraina labai priklausė nuo CŽV paramos, CŽV taip pat turėjo naudos iš to, kad Ukrainos agentai buvo giliai įsitvirtinę Rusijoje. Ukraina supranta Rusiją taip, kaip vakarų žvalgybos tarnybos negali lengvai atkartoti. Todėl jie yra gyvybiškai svarbi partnerė žvalgybos operacijose ne tik Ukrainos ir Rusijos teritorijoje, bet ir visur, kur Maskva daro įtaką, įskaitant artimuosius rytus. Tai kaip tai susiję su platesniu karu? Vladimiro Putino valdymas remiasi pasakojimu, kad Rusija turi daug aštresnius nagus nei Ukraina, kad jie neišvengiamai laimės invaziją ir kad Rusijos slaptosios tarnybos gali infiltruotis į Ukrainą ir išlaikyti ją nestabilioje padėtyje, likti Rusijos geopolitinės įtakos sferoje. Maskva sudegs. Tai yra įspėjimas, kurį Ukraina skelbė jau kelis mėnesius. Putinas tai girdėjo. Jis bandė tai ignoruoti. Tačiau po to, kai Vladimiras Zelenskis vieną po kito sudavė 2 žiaurius smūgius, Putinas turi suvokti, kad pabaiga artėja. Kodėl? Ukraina gal ir atneša benziną, bet būtent paties Putino žmonės uždegs degtuką. Ukraina dabar turi istorinę galimybę kartą ir visiems laikams užbaigti karą. Nes Putinui ką tik buvo pasakyta, kad jo artimiausio rato nariai yra vieningi su Ukraina siekdami taikos. O jei taika neateis, Ukrainos antroji bomba užtikrins, kad Putinas paklustų jėgai, jei nepaklus spaudimui. Pradėsime nuo artimiausio rato ir leisime Zelenskiui kalbėti. Liepos 10. Zelenskis kaip ir kasdien pasakė savo vakarinį kreipimąsi ir jis pasinaudojo šią progą, kad perduotų žinutę Putinui, kuri jam atrodys tarsi durklas įsmigęs tiesiai į Rusijos lyderio širdį. Degalų krizė Rusijoje gilėja, kas yra visiškai teisinga, atsižvelgiant į Putino nenorą užbaigti šį karą. Mes pateikėme pasiūlymus, kaip priartinti taiką, sakė Zelenskis. Gerai, kol kas viskas įprasta, bet tada buvo numesta bomba. Mes turime palaikymą ne tik tarp partnerių visame pasaulyje, bet ir Putino aplinkoje dėl taikos. Jie supranta, kas ten vyksta ir kad taikai nėra alternatyvos, Zelenskis pareiškė. Ir štai taip paranojiškas Putinas suprato, kad jo aplinkoje yra išdavikų. Jo paties artimiausio rato nariai, kurie nesidalyja jo beprotiškų karo troškimu, kuris jau pareikalavo daugiau nei 1 420 000 aukų. Ir šis skaičius vis dar auga. Panikuodamas, Vladimiras Putinas svarstys, kas prieš jį atsigręžė. Ar tai tik vienas ar 2 žmonės? Keli. Vizijai.
Netrukus pradės spėlioti, Bet atvirai kalbant, niekas iš to nenustebintų nė vieno lyderio, kuris nėra toks sąmoningai neišmanantis kaip Putinas. Zelenskis mini kuro krizę, kuri krečia Rusiją, ir tai yra Ukrainos sukurta krizė, specialiai sukurta tam, kad Rusijos žmonės atsigręžtų prieš savo lyderį. Ukrainos ilgojo nuotolio smūgiai dabar gali pasiekti kiekvieną svarbę Rusijos dalį. Naftos perdirbimo gamyklos dega visoje šalyje. Įspūdingiausias Ukrainos smūgis buvo ataka prieš Omsko naftos perdirbimo gamyklą Sibire iš daugiau nei 2500 km atstumo. Ta gamykla niekada neturėjo būti Ukrainos smūgių zonoje, net nearti. Bet dabar, kai ji yra, kiekvienas rusas, nuo elito, apie kurį Zelenskis sako, kad jie suka ratus aplink Putiną kaip rykliai, iki paprasto žmogaus gatvėje, yra nepatenkintas ir nori pokyčių. Šiuo metu beveik visi iš 83 Rusijos regionų susiduria su įvairaus masto degalų trūkumu. CNN praneša, kad daugelįje vietų eilės prie degalinių nusidriekia myliomis. Rusijoje tvyro neviltis. Ir kai kurie mano, kad ši neviltis gali paskatinti Putiną pačiam iššokti, kol jo dar neišstūmė. Pažodžiui, Zelenskis nėra vienintelis, kuris sako, kad Putinas turi problemų su savo artimiausiu ratu. Liepos 13. Metro pranešė, kad Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cakneris sako kažką panašaus. Net tarp oligarchų vis daugiau žmonių abejoja Putino karu. Daugelis, kurie prieš metus kalbėjo apie pergalę, jau nebetiki ją, Cakneris atskleidė. Ir kalbėdamas apie spaudimą, kuris didėja ant Putino pečių, Cakneris nesusilaikė. Lygiai taip pat tikėtina, kad vieną dieną jis su šeima iššoks pro langą. Juk tokie dalykai Rusijoje nutinka. Tokie dalykai iš tiesų nutinka Rusijoje. Tik dažniausiai tai vyksta pagal Putino įsakymą. Ir daug dažniau žmonės yra išstumiami pro langus, o ne patys iššoka. Mes šiek tiek suprantame desperatišką mąstyseną, kurią kai kurių manimų dabar turi Putinas, stebėdamas, kaip jo karas prieš Ukrainą ne tik įstringa sausumoje, bet ir virsta kova, kurią Ukraina laimi. Dronai, skraidantys po visą Rusiją, nuolat primena Putinui, kad jis nesugebėjo apsaugoti savo žmonių, kaip visada tvirtino, kad sugebės. Ta nesėkmė skaudina. Ir net toks autoritaras kaip Putinas turi suvokti, kad jo žmonės ir artimiausias ratas gali pakęsti tik tiek, kol galiausiai visi kartu nuspręs, kad gana, ir prisijungs prie Ukrainos, primesdami taiką, kurios Putinas nenori. Kaip jau sakėme anksčiau, Ukraina atnešė benziną. Būtent patys Putino žmonės gali uždegti degtuką. Tačiau Zelenskis mini Putino artimiausios aplinkos narius, ir tai gali tik paskatinti spėliones, kas yra arti Putino, bet rodo paramą Ukrainai. Galbūt tai ir yra esmė. Neaiški užuomina apie kažką, kas palaiko Ukrainą, pakanka, kad paranojiško Putino galvoje pradėtų suktis mintys. Ir beveik neišvengiama, kad Rusijos lyderis dairysis per petį, prisimindamas, jog visai neseniai buvo kalbų apie perversmus ir maištus. Dar tik gegužę sklandė gandai, kad buvęs Rusijos gynybos ministras, o dabar Rusijos saugumo tarybos vadovas Sergejus Šoigu buvo įsivėlęs į tam tikrą perversmo planą. Šoigu turi motivaciją. Po daugelio metų tarnybos, po Putino vadovavimo, jis buvo pašalintas iš svarbaus gynybos ministro posto į pareigas, kuriuose jis turi mažai tikros įtakos. Mums tai atrodo taip, lyg Putinas verstų kaltę dėl Rusijos karinių nesėkmių kitiems. Ir Šoigu gali jausti šiokį tokį nepasitenkinimą dėl viso to. Ar jis galėtų būti tas artimiausio rato narys, kuris nori taikos vien tam, kad atkeršytų Putinui? Niekas nežino, o Zelenskis nesako. Be tų gandų, buvęs Rusijos kareivis iškėlė labai realią maišto grėsmę Putinui. Birželio pabaigoje Aleksandras Luninas paskelbė vaizdo įrašą Instagram, kuriame jis kritikavo Rusijos kariuomenę už tai, kad kariams duodami beprasmiai savižudiški įsakymai. Ir jis teigė, kad kariuomenėje paplitęs smurtas. Liuninas pareikalavo susitikimo su Putinu. Jis grasino, kad bręsta maištas, ir nors po savo audringo pasisakymo socialiniuose tinkluose buvo suimtas, Luninas taip pat teigė, kad jis tiesiog perdavė žinią, kurią aukšto rango Rusijos ministerijos ir saugumo tarnybų pareigūnai norėjo, kad Putinas išgirstų. Dar daugiau užsimaskavusių išdavikų, daugiau tylinčių artimiausio rato narių, kurie rezga sąmokslą prieš Putiną. Vienas dalykas, kurį tikrai žinome, yra tai, kad Putinas sustiprina savo apsaugą, kai visos šios kalbos ir atviros nepasitenkinimo apraiškos tęsiasi. Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimų projektas teigia, kad Kremlius nuo kovo mėnesio yra padidinto budrumo būsenoje dėl perversmo gandų. Tie, kurie dirba tiesiogiai Putinui, nebegali naudoti savo mobiliaisiais telefonais ar viešuoju transportu. Visa tai todėl, kad Putinas bijo, jog jie gali būti paveikti arba gali nutekinti informaciją apie jo buvimo vietą. Kiekvieno Putino apsaugininko, virėjo ir net fotografo namuose yra įrengtos stebėjimo kameros, kad Rusijos lyderis galėtų nuolat juos stebėti. Putinas bijo. Tai akivaizdu. O dabar Zelenskis teigia turintis paramą iš artimiausio rato, kuris atrodo jau yra ant žlugimo ribos. Putino paranoja tik gilės. Tačiau yra dar vienas klausimas, kurio atrodo niekas neužduoda. Ar Zelenskis sako tiesą?
Gali būti, kad Zelenskis savo vakarinėje kalboje paminėjo, jog Putino artimiausia aplinka nori atsigręžti prieš jį ir priversti siekti taikos su Ukraina, norėdamas pasinaudoti Putino paranoją. Ukraina žino, kokių priemonių imasi Putinas, kad apsisaugotų. Žinoma, yra beprotiškai aukštas saugumo lygis. Taip pat yra pranešimų, kad Putinas didžiąją dalį savo laiko praleidžia pasislėpęs požeminiuose bunkeriuose. Išlenda tik tada, kai turi pasirodyti viešumoje. Darant prielaidą, kad tuos pasirodymus iš tikrųjų atlieka ne antrininkai. Ukrainos dronų smūgiai laikomi pagrindinė priežastimi, kodėl Putinas dabar daug laiko praleidžia savo bunkeriuose. Bet galbūt čia slypi kai kas daugiau. Galbūt Putinas mano, kad jis gali kontroliuoti situaciją bunkeriuose ir tuo pačiu laikyti savo artimiausius vilkus atokiau. Pravda priduria, kad dabar Putinas labiau nei bet kada bijo pasikesinimų į jo gyvybę. Greičiausiai bepiločių orlaivių, bet galbūt ir įsiutusio elito nario, kuris pavargo nuo daugiau nei 4,5 metų bevaisio karo, atrodančio, kad egzistuoja tik tam, jog paglostytų Putino trapų ego. Ir dabar net dirbtinis intelektas, bei grėsmė, kurią jis kelia, užkrečia Putino mintis. Po buvusio Irano aukščiausiojo lyderio Ali Khamenejaus nužudymo pasirodė žinia, kad nužudymą padarė įmanoma dirbtinio intelekto panaudojimas, analizuojant valandas Irano eismo kamerų nufilmuotos medžiagos. Ši analizė parodė JAV ir Izraeliui, kur buvo Khamenejus, ir po to sekė bunkerį naikinančios bombos. Putinas dabar taip nerimauja, kad jam nenutiktų tas pats, jog stengiasi kuo labiau slėptis, praneša France 24. Esmė ta, kad stiprios rankos lyderis yra kupinas baimės. O tada yra Zelenskis, savo tautos akivaizdoje, dažnai priekinėse linijose, arba lankydamasis kitose šalyse, kad surinktų paramą. Galbūt Zelenskio užuomina apie Putino artimiausią aplinką yra labai kruopščiai pasėta sėkla, kurią Ukrainos prezidentas žino įsišaknysiančią giliai Rusijos lyderio, bijančio visko aplink save galvoje. Galbūt jokio artimiausios aplinkos maišto iš viso nėra. Jei taip yra, Zelenskis gali tiesiog ruošti dirvą tam, kad Putinas pradėtų karą prieš savo paties elitą. Ir jei taip nutiks, išdavystės tikimybė tik padidės. Tai beviltiška situacija Rusijos vadovui. Ir kad ir kaip viskas pasisuktų, ar Zelenskis sako tiesą ar ne, tai yra meistriškumo pamoka, kaip išnaudoti Putino paranoją. Įsigandę lyderiai priima skubotus sprendimus. Jie daro klaidas. Zelenskis gali tuo pasikliauti. Ir jei Ukrainos prezidentas iš tiesų sako tiesą, tai dar blogiau Putinui. Jis nenori taikos. Putinas nori, kad jo žmonės palaikytų kiekvieną jo beprotišką sprendimą. Žinoti, kad yra žmonių, kuriais jis turėtų galėti pasitikėti, bet kurie už jo nugaros sako Ukrainai, jog nori taikos, yra smūgis, kurio Putinas gali ir nesugebėti atlaikyti. Zelenskis ką tik pasiuntė žinutę Putinui. Sudaryk taiką. Arba tavo artimiausia aplinka privers tave tai padaryti, arba pašalins tave. Tačiau Ukraina taip pat žino, kad Putinas greičiausiai neklausys. Jis per daug įsitraukęs į savo maniją, per daug įstrigęs savo kare, kad jaustųsi galintis jį užbaigti. Arba, kaip sako Zelenskis, iš šešėlių išlys išdavikai, kurie yra tarp jų. Gerai, sako Ukraina, jei sensacingų žinių apie vidinį ratą nepakanka, galbūt suveiks antroji sensacija. Bet prieš atskleisdami kokią tai sensaciją, čia yra karinė laida, kur žvelgiame giliau nei antraštės, kad pateiktume visą vaizdą. Jei dar to nepadarėte, paspauskite prenumeruoti, kad būtumėte priekyje. Savo antruoju sensacingų pareiškimu Zelenskis parodė Putinui ateities perspektyvą. Jei Putinas nesutiks su taika, Ukraina dar labiau pablogins jo jau ir taip sunkią padėtį. Ir tai bus padaryta, oficialiai įteisinant giluminių smūgių kampaniją, kuri jau dabar drasko Rusiją. Tai netoks atvejis, kai sakoma, gal ateityje ką nors organizuosime. Dekretas jau pasirašytas ir viskas oficialu. Ukraina kuria naują giluminio smūgio vadavietę, pavadintą Ilgojo nuotolio pasaulinio smūgio vadavietę, arba LRGIC, kuris centralizuos visas Ukrainos nuotolio galimybės. Galutinis tikslas – sumažinti Rusijos kariuomenės pajėgumus tiek, kad ji nebegalėtų tęsti Putino pradėto karo. LRGIC dar nėra visiškai aktyvus. Zelenskis sako, kad reikia surasti šios organizacijos vadą ir jis pažada, kad šis vadas bus vienas stipriausių ir pajėgiausių lyderių, kuriuos turi Ukrainos kariuomenė. Bet tai artėja greitai. Ir vienintelis būdas, kaip Putinas galės išvengti to, ką LRGIC gali pasiūlyti, yra pagaliau paskelbti taiką. Bet ką tiksliai LRGIC gali pasiūlyti? Zelenskis šiek tiek paaiškina. Ši vadovybė turi sutelkti 100% turimų išteklių, kad dar labiau apčiuopiamai sumažintų Rusijos karo potencialą. Šioje kryptyje vadas bus stiprus ir tikrai maksimaliai patyręs, atskleidė Ukrainos prezidentas. Tiesa, tai mums daug nepasako.
Tačiau tai leidžia manyti, kad Ukraina ketina sujungti visas savo įvairias ilgojo nuotolio pajėgas į naują vadovavimo struktūrą, panašiai kaip tai padarė su fronto linijos dronų daliniais, kai sukūrė bepiločių sistemų pajėgas. Dėl tokios centralizacijos informacija bus lengviau dalintis, o koordinuoti ilgojo nuotolio smūgius prieš Rusiją bus paprasčiau planuoti. Bent jau tokia yra mūsų prielaida. Zelenskis daug neatskleidžia ir panašiai kaip jo teiginiai apie Putino artimiausią aplinką, tai atrodo kaip sąmoningas žingsnis siekiant įkvėpti dar daugiau baimės Rusijos lyderiui, kuris jau ir taip yra ant ribos. Ką tikrai žinome, tai kad LRGIC reiškia jau vykdomos giluminių smūgių kampanijos, kuri jau smarkiai alina Rusiją formalizavimą. 2026 metais matėme, kaip Ukraina išplėtė savo smūgių Rusijos užnugaryje nuotolį, mastą ir padarytą žalą tiek pačioje Rusijoje, tiek okupuotose teritorijose. Viskas yra taikinys. Nuo naftos perdirbimo gamyklų ir naftos infrastruktūros iki karinių bazių ir amunicijos sandėlių. Rusijos kariuomeniai to reikia, kad veikta, Ukraina tai atakuoja. Ir tie smūgiai yra stipresni ir dažnesni nei bet kada anksčiau. Pasak Euromaidan Press, Ukraina 2026 metų pirmoje pusėje padidino giliųjų smūgių prieš Rusiją skaičių 1150%, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šie smūgiai, kurie vykdomi 502 000 km už fronto linijų ir kartais net dar giliau, pataikė į 172 karinius arba energetikos objektus. Pastarieji ypač kenkia Rusijai. JAV žiniasklaida praneša, kad dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms Rusijos benzino gamyba sumažėjo 65%. Ir ta kuro krizė, kurią minėjome anksčiau, kilo būtent dėl šios ilgų nuotolių kampanijos. Norime pasakyti, kad Ukrainos giluminio smūgio taktika jau buvo mirtinai pavojinga. Dabar su Zelenskio naujuoju dekretu tai taps dar pavojingiau. Supaprastinta, efektyvi ir žiauri tokiu lygiu, kokio Rusija dar nematė. Ta tolimojo nuotolio kampanija pasmerktas negrįžtamai sugriauti Rusiją, jei Putinas rimtai nežiūrės į Zelenskio kvietimą taikai. Giluminiai smūgiai tampa institucionalizuota Ukrainos kariuomenės dalimi. Kuriamas specialus operatyvinis padalinys. Ir tai labai bloga žinia Putinui. Ar žinote, kas dar yra bloga žinia Rusijos prezidentui, lyg jam dar reikėtų daugiau? JAF atrodo mano, kad Ukrainos giluminių smūgių strategija veikia. Galbūt labiau ciniški iš jūsų palvos, kad Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas apie artimiausią ratą, kuris nusigręžė nuo Putino, turėjo omenyje Donaldo Trumpo administracijos narius. Mes taip toli neisime, bet atkreipsime dėmesį į tai, kad JAV požiūris į karą Ukrainoje pastebimai pasikeitė. Ir atrodo, kad dabar visa parama tenka Ukrainai, kai tapo aišku, jog Vladimiras Putinas nesutiks su taika, nebent bus priverstas. Pavyzdžiui, JAV prezidentas Donaldas Trumpas labai gyrė Ukrainos tolimojo nuotolio strategiją, kai susitiko su Volodymyru Zelenskiu per Liepos mėnesio NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Jis pavadino Ukrainos veiksmus eskalacija, tačiau ši eskalacija gali užbaigti karą. Trumpas taip pat pasinaudojo tuo viršūnių susitikimu, kad paskelbtų, jog yra pasirengęs suteikti licenciją Patriot oro gynybos raketų gamybai Ukrainoje, leidžiant Ukrainai pačiai gaminti šias raketas, kad galėtų spręsti Rusijos balistinių ir sparnuotųjų raketų atakų problemą. Tai yra milžiniška. Iš esmės tai reiškia, kad JAV skatina Ukrainą ir toliau daryti tai, ką ji daro ilgojo nuotolio fronte, tuo pačiu padėdama Ukrainai priartėti prie Rusijos tolimojo nuotolio strategijos poveikio mažinimo. Putinas jau nebežino, kur kreiptis. Ir dar vienas paskutinis smūgis Putinui. Ukraina taip pat paskelbė dar kai ką. Be LRGIC, Ukraina taip pat ketina pertvarkyti savo esamų šturmo pajėgų vadovybę ir valdymą. O šiam procesui vadovaus šalies 8-ojo oro desanto korpuso vadas, brigados generolas Dmitro Vološinas. Atrodo, kad jis buvo pasirinktas vadovauti naujoms reagavimo pajėgoms, kurios prižiūrės šią pertvarką. Pavadintos jungtinėmis greitojo reagavimo pajėgomis, šis naujas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vienetas sujungs esamą šturmo, dronų ir artilerijos dalinius į vieną pajėgą. Galinčias greitai dislokuotis visame fronte ir aprūpintos tokia technologija, kokios Rusija tiesiog negali pasiūlyti savo kariams. Tai yra karinė reforma fronte, papildanti tai, ką Ukraina planuoja daryti Rusijos užnugaryje. Ir tai reiškia, kad Putino silpstančios pajėgos Ukrainoje susidurs su dar didesniais iššūkiais. Spartus reagavimas į Rusijos silpnumą leis išlaisvinti teritorijas ir sustabdyti Rusijos puolimus dar jiems neprasidėjus. Taigi, kaip jums visą tai atrodo? Putino artimiausias ratas reikalauja taikos, nors ir ne jo akivaizdoje, o Ukraina yra daugiau nei pasirengusi bendradarbiauti su tais elito atstovais, kad pasiektų tą taiką. Spaudimas didėja formuojant naujas grupes, kurios daro Ukrainos giluminio smūgio ir puolimo dalinius stipresnius nei bet kada anksčiau. Ir net JAV siunčia signalus Putinui, kad viskam yra riba. Ukraina laimi. Rusija nebegali to pakeisti. Atsitrauk dabar, arba Putino pabaiga ateis greičiau, nei jis mano. Kalbant apie patį Putiną, paranoja, kuri visada jį apibūdino kaip lyderį, dabar tapo jo didžiausiu priešu.
Buvęs KGB darbuotojas išsisukinėjo ir manipuliavo tol, kol atsidūrė situacijoje, kurioje jam baigėsi pasirinkimai. Ką jis darys dabar? Didinti įtampą, perkelti jo pradėtą karą į Europą? Putinas gali tai padaryti iš nevilties, bet jis tik privers jau išsekusią Rusiją kovoti prieš NATO, tuo metu, kai JAV atrodo remia Ukrainą, o Europos NATO nariai ruošiasi kovai. Tai nėra gera idėja. Bet ką dar turi Putinas? Jo tradicinė bauginimo taktika nebeveikia. Jei jau kas, tai Ukraina dabar turi pranašumą baimės srityje. Kaip ir turi pranašumą mūšio lauke. Putinas negali mesti daugiau gyvosios jėgos į karą Ukrainoje be mobilizacijos. Ir Putinui tapo neįmanoma nuslėpti fakto, kad jo pradėtas karas atsisuko prieš Rusijos žmones. Jie jaučia tą skausmą degalinėse ir kiekvieną kartą, kai mato kylantį dūmą iš dar vienos naftos perdirbimo gamyklos ar fabriko, į kurį smogė Ukrainos dronai. Putinui tenka susidurti su faktu, kad jam iš tikrųjų liko tik du pasirinkimai. Sutikti su taika kare Ukrainoje ir tada bandyti susitvarkyti su savo artimiausia aplinka, kurią jis jau atsibodo. Arba toliau tęsti kovą, žinodamas, kad Ukraina stiprėja, o smūgiai darosi vis gilesni. Ir tie artimiausio rato nariai, kurie dabar nori taikos, gali greitai nuspręsti, kad vienintelis būdas ją pasiekti – atsikratyti Putino. Pats prisivirei košės. Putinai. Ukraina tik verčia tave ją srėbti. Jie visi ruošiasi nuostabioms vasaros atostogoms, slėpdamiesi rojaus kurorte giliai okupuotose Ukrainos regionuose. Rusijos FSB mėgavosi saulę, smėliu ir intrigomis. Jie manė, kad elgėsi sumaniai. Ukraina niekada nesugalvotų tikrinti kurortą ieškant Rusijos karių, kai okupuotose teritorijose yra tiek daug vietų, kurios atrodytų logiškesnės FSB naudoti. Tačiau FSB klydo. 100 FSB pareigūnų slėpėsi pajūrio kurorte, tačiau jų atostogos virto pragaru. Kai Ukraina juos surado, viskas vyko žiauriai ir efektyviai. Vieta buvo Chersonas, kur 10 FSB darbuotojų buvo įkūrę koordinavimo centrą vienos srities kurorto teritorijoje. 10 transporto priemonių buvo toje vietoje, kartu su ginkluotais sargybiniais ir kontrolės postais, kurie kontroliavo patekimą. FSB taip pat sukūrė požeminės slėptuves, kurios supo jų bazę. Kartu su inžinerinėmis užtvaromis, kad neleistų neįgaliotiems asmenims patekti. Jeigu tikslas buvo paslėpti tai, kas vyksta kurorte, FSB nelabai gerai atliko savo darbą. Viena slapčiausių organizacijų Rusijoje, atrodo, buvo pasiryžusi viską išduoti. Galbūt jie tikrai manė, kad Ukrainos stebėjimo gebėjimai yra tokie riboti, jog jiems reikia minimaliai stengtis slėpti savo veiklą. Arba, dar blogiau Rusijai, FSB tai tiesiog nerūpėjo. Arogantiški, tikėdami, kad yra saugus. Šie FSB darbuotojai galbūt manė, kad nesvarbu, jei buvo ženklų, į ką jie pavertė Chersono kurortą, bet jie išmoko skaudžią pamoką. O kaip jie išmoko. Ukraina sužinojo, kur yra kurortas ir sukėlė tikrą ugnies audrą. Štai ką mes žinome. Ukraina nusprendė atsakyti tuo pačiu. FSB yra Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Idealus FSB atitikmuo yra Ukrainos SBU arba Ukrainos saugumo tarnyba. Pareigos panašios, tačiau galimybės ne. SBU šiai užduočiai paskyrė savo liūdnai pagarsėjusį Alfa specialiųjų operacijų centrą, kad sunaikintų FSB bazę. Alfa turi didelę reputaciją, pasak Liepos 19-osios Defense Express ataskaitos. Šis vienintelis SBU padalinys nuo 2026 metų. Pradžios užfiksavo daugiau nei 50 000 rusų karių aukų. Yra rusų karių, kuriuos reikia sunaikinti. Tai yra komanda, kurią Ukraina nori tam pasitelkti. Alfa nenuvylė. Naudodamas 13 dronų, Alfa padalinys vėl ir vėl smogė FSB objektui. FSB pareigūnai, kurie mėgavosi saulę kurorte, pajuto, kaip karštis smarkiai išaugo, kai visame objekte kilo didžiuliai gaisrai. Ne taip jie įsivaizdavo deginimąsi. Kurortas buvo visiškai sudegintas akimirksniu. FSB klastai atėjo galas. Kalbėdama apie smūgį, SBU savo vertinimą išdėstė tiesiai šviesiai. SBU Alfa specialiųjų operacijų centro specialiosios pajėgos sėkmingai smogė koordinavimo centrui ir FSB pareigūnų buvimo vietai, kuris buvo įsikūręs vienose iš poilsio namų laikinai okupuotame Chersono regione. Teigiama pranešime Telegram tinkle pridūrėma, kad smūgis buvo įvykdytas kaip 40 dienų SBU plano, kurį prieš kelias savaitės nubrėžė prezidentas Vladimiras Zelenskis dalis. Prie to plano dar sugrįšime. Tai galėtų iš esmės pakeisti padėtį Ukrainoje. Ką SBU pavyko sunaikinti, lieka didysis klausimas. Žinome, kad Chersono kurorte dabar siautėja keli dideli gaisrai. Taip pat žinome, kiek FSB darbuotojų SBU manimų buvo dislokuota kurorto bazėje. Objekto teritorijoje buvo apie 100 darbuotojų ir daugiau nei 70 transporto priemonių.
Labai tikėtina, kad daugelis tų FSB darbuotojų tapo didžiulių gaisrų aukomis. Taip pat buvo sunaikintos transporto priemonės. Tačiau Ukraina nenori skubėti su savo pranešimais. Tikrasis padarytos žalos mastas vis dar vertinamas šio vaizdo įrašo kūrimo metu. Ką tikrai žinome, tai kad Ukraina ką tik sudavė niokojantį smūgį FSB, kuris, kaip manoma, turėtų būti užpildytas kai kuriais Rusijos karinių ir saugumo tarnybų elito atstovais. Taip pat žinome, kad Ukraina taikėsi į ryšių centrą. Tai turės įtakos fronto linijai Chersone. Atrodo tikėtina, kad FSB koordinuoja puolimus fronte ir organizuoja specialias misijas per savo kurortinę slėptuvę. Jau nebe. Saulė ir smėlį pakeitė deginančios liepsnos. Taip pat turime vaizdo įrašą apie smūgį, kurį SBU paskelbė X ir Telegram platformose. Vaizdo įrašas įrodo kiekvieną teiginį apie Alfa padalinį ir jo negailestingą efektyvumą. SBU neatskleidė tikslios smūgio datos ar tikslios kurorto vietos. Karo studijų institutas ISW teigia, kad pagal geolokacijos vaizdo medžiagą tai buvo Šasliustavos regionas, kuris yra maždaug už 130 km nuo Dnipro upės vakarinio kranto. Ką mes žinome iš vaizdo įrašų, tai kad FSB savo slaptoje bazėje atrodo buvo praktiškai be gynybos. Keletą kartų matome FPV drono vaizdą, kai tas dronas sminga į dalį objekto. Pastatai yra apšaudomi. Milžiniški sprogimai yra užfiksuojami žvalgybinių dronų, skrendančių aukštai virš taikinio zonos. Dažnai matome, kaip vieno sunaikinto taikinio liepsnos vis dar siautėja, kai dronas jau nutaikytas į kitą. Viename vaizdo įrašo fragmente netgi matyti, kaip FSB darbuotojai bėga gelbėdami savo gyvybės, kai dronas artėja suduoti mirtiną smūgį. Mažai tikėtina, kad tie FSB darbuotojai išgyveno. Paskutinis kadras atskleidžia daugiausia. Žvalgybinis dronas kybo virš nuniokotos vietos, filmuodamas Ukrainos atakos padarinius. Matome liepsnas visur. Ištisi pastatai paskendo liepsnose. FSB darbuotojams įstrigusiems tuose pastatuose nebuvo jokios vilties pabėgti. Kurortas buvo paverstas pragaru. Rusija ketino paversti vietą, kuri turėtų teikti džiaugsmą lankytojams, dar vienu purvinu Putino pragariškos karo mašinos sraigteliu. SBU Alfa padalinys ketino panaikinti bet kokį likusį panašumą į kurortą, kurį ši bazė kadaise turėjo. Niekas daugiau nebevyks atostogauti į šią Chersono vietą. O dabar tai, kas liko iš FSB šiame regione, turi susirasti naują slėptuvę. Kalbant apie dronus, kuriuos naudoja Ukraina, SBU nieko neatskleidė, tačiau galime spėlioti. Atsižvelgiant į padarytos žalos mastą ir sprogimų dydį kiekvieno sėkmingo smūgio metu, atrodo tikėtina, kad FP-FP2 dronai buvo pasirinktas ginklas FSB slėptuvės sunaikinimui. Jei taip, šis dronas būtų buvęs tobulas pasirinkimas. Ne visai FPV dronas, bet taip pat ne visai tas reaktyvinis dronas, kurį Ukraina naudoja taikiniams Rusijos viduje atakuoti. FP2 yra vidutinio nuotolio smūgio milžinas, kuris bet kuriam taikiniui, į kurį pataiko, smogia galinga sprogstamąja jėga. Sukurtas Firepoint ir naudojamas nuo 2025 metų. FP2 yra fiksuoto sparno dronas, kurio didžiausias greitis siekia 205 km/h, o veikimo nuotolis apie 200 km. Puikiai tinka smogti taikiniams okupuotose teritorijose už fronto linijų. Dronas gali gabenti iki 105 kg, sveriančią naudingąją apkrovą, ir taip pat gali išbūti ore iki 2,5 valandos. Vėlgi, tai yra tobula. Reikia maždaug valandos, kad pasiektų maksimalų veikimo nuotolį, o tada lieka pakankamai laiko koregavimams prieš smogiant taikiniai. Alfa padalinys taip pat labai gerai išmano šių dronų naudojimą. Tai rodo vasarį surengta smūgių serija, per kuriuos Alfa sunaikino amunicijos sandėlius ir vadavietės Rusijos užnugaryje. Tie smūgiai yra tik pavyzdys, kaip SBU naudoja FP-FP2. Todėl logiška, kad šis gerai žinomas dronas buvo patikėtas sukelti chaosą kurorte, kurį FSB naudojo savo ryšių bazį sukurti. Kad ir koks drono modelis buvo naudotas, jis puikiai pasitarnavo smūgyje prieš FSB. Ir tai, ką tik pasiekė Alfa padalinys, gali turėti milžinišką įtaką karui Ukrainoje. Yra kelias priežastys, bet prieš pradėdami jas nagrinėti, primenu, kad žiūrite karinę laidą. Jei gaunate naudingos informacijos iš mūsų kanalo, nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad galėtumėte matyti daugiau mūsų analizės apie naujausius Ukrainos smūgius. Pirmoji priežastis, kurią ką tik paminėjome, yra tai, apie ką jau kalbėjome anksčiau šiame vaizdo įraše. Šis smūgis prieš FSB buvo dalis 40 dienų smūgių kampanijos, kurią Volodymyras Zelenskis paskelbė birželį ir kuris skirtas sužlugdyti Rusijos karinį ir ekonominį potencialą. Tas pranešimas buvo paskelbtas birželio 25 dieną. Vadinasi, esame tik šiek tiek daugiau nei pusiaukelėje šių smūgių. Tai neramins Rusiją. Ukraina sunaikina didelius FSB ryšių centrus vos įpusėjus savo kampanijai. Kremlius labai nerimaus dėl to, ką SBU yra paruošusi šios pavojingos kampanijos kulminacijai. Ir kai sakome pavojinga, turime omenyje tai, kad daug Rusijos bazių ir įrangos yra susprogdinama į gabalus.
Zelenskis pavedė SBU vykdyti šią 40 dienų kampaniją, kuri daugiausia naudoja dronų smūgiams į taikinius Rusijos užnugaryje. Ukraina netgi iš anksto užsiminė, kokius taikinius jie atakuos kaip šios kampanijos dalį, kai Zelenskio pranešimas apie ją buvo paskelbtas. Tai sutapo su atakomis prieš naftos bazę Krasnodaro krašte ir smūgiais 2 naftos perdirbimo gamykloms Ufoje, kuri yra Rusijos Baškirijos Respublikoje. Atrodo, kad žinutė yra tokia. Jei objektas yra SBU dronų veikimo zonoje ir gali būti panaudotas Putino karo tikslams, tuomet jis tampa taikiniu. Bent jau tokia yra mūsų prielaida. Ukraina išlaikė paslaptyje tikslius taikinius, kuriems nori smogti, ir taktikas, kurias naudos. Tai reiškia, kad mes sužinome tik po fakto, kad smūgis buvo 40 dienų kampanijos dalis. Ir tik jei Ukraina nusprendžia atskleisti šią informaciją. Tai protinga. Neleiskite Rusijai sužinoti, ką planuojate, kol FSB pareigūnai jau dega. Zelenskis pasirinko SBU dėl labai konkrečios priežasties, kai paskelbė šią kampaniją. SBU jau kelis mėnesius iš eilės demonstruoja aukščiausius Ukrainos pozicijų gynimo rodiklius fronte, naudodama įvairių tipų dronus. Specialiųjų operacijų centras SOC Alfa yra lyderis pagal okupantų pajėgų gyvosios jėgos ir technikos sunaikinimo rezultatus, jis pasakė savo pranešimo metu. Taigi Alfa padalinys jau pirmavo pagal Ukrainos naikinamąjį potencialą prieš Rusiją. Jis ką tik papildė savo kolekciją didžiulių laimikių, sudegindamas FSB poilsio bazę. Šioje kampanijoje matome 2 dalykus. Pirma, Ukraina sukaupė tiek įvairių dronų, kad beveik niekur Rusijos užnugaryje nėra saugu. Nesvarbu, ar taikinys yra okupuotoje Ukrainoje ar pačioje Rusijoje. Pavyzdžiui, Ufos naftos perdirbimo gamykla yra maždaug už 1400 km nuo Ukrainos. Ir būtent nuo šio objekto SBU pradėjo 40 dienų kampaniją. Chersonas, žinoma, yra daug arčiau. Ir būtent tai yra esmė. Jei tai yra itin svarbus objektas, kurio Rusijai tikrai reikia, SBU ir Alfa padalinys turi tam skirtą droną. Antra. Ši 40 dienų kampanija parodo, kaip stipriai išsiplėtė Ukrainos žvalgybos tinklas. Prisiminkite, FSB turėjo slapstytis Chersono kurorte. Galbūt jiems tai nesisekė, bet tai turėjo būti slapta bazė. SBU jau surado ir sunaikino. Tai jie daro jau kelias savaitės, kai vienas po kito taikiniai yra sunaikinami. Ir be pačių taikinių, Ukrainos žvalgyba dabar tokia įspūdinga, kad gali nukreipti paleistus dronus per spragas Rusijos oro gynyboje ir smogti šimtus, o kartais ir 1000 kilometrų giliai į Rusiją. Tai keičia žaidimo taisyklės. Tai reiškia, kad Ukraina žino daugiau, nei Rusija supranta, ir niekas Rusijos viduje nėra saugus. Visas šios 40 dienų kampanijos tikslas yra pakenkti Rusijos kariniam ir ekonominiam potencialui. Būtent tai ir daro SBU. Karinė prasme SBU smogia viskam, kas susijęs su Rusijos vadovavimu ir koordinavimu. Tai ką tik matėme Chersone. Ryšių centras sunaikintas, o tai turės didžiulį poveikį Rusijos fronto pajėgoms. Ekonomiškai matome, kaip SBU smogia naftos perdirbimo gamykloms, naftos saugykloms, transporto mazgams ir šešėlinio laivyno tanklaiviams Juodojoje ir Azovo jūrose. Visa tai yra nafta ir kuras, kurių Rusija negali eksportuoti. Ir net jei šie produktai nebuvo skirti parduoti užsienyje, o buvo skirti vidaus vartojimui, Rusija praranda pinigus. Sudegintą naftą ir kurą reikia pakeisti. Ir tai nėra pigu. Toks spaudimas pradeda duoti rezultatų. Ukrainos kampanija prieš rusišką kurą sukėlė trūkumą visoje Rusijoje ir okupuotose teritorijose, ypač Kryme, kuris vis labiau izoliuojamas. Ši 40 dienų kampanija yra spaudimo operacijos dalis, kuri verčia Putiną pažvelgti į tai, kas laukia jo karių ir žmonių žiemą. Dabar dega kuras ir Ukraina toliau smogs energetikos infrastruktūrai, kai orai atšals. Čia taip pat yra ir Ukrainos savų interesų elementas. Ukraina žiemą yra šalta šalis ir Rusija tuo pasinaudojo, smogdama Ukrainos energetikos tinklui. 2025 metų žiema Ukrainai buvo ypač sunki, nes Rusijos smūgiai atėmė elektrą ir šildymą didelėms gyventojų dalims, dažnai net kelioms dienoms iš eilės. Ukrainos spaudimas dabar gali atsipirkti, priversdamas Putiną sėsti prie derybų stalo, galbūt užkertant kelią dar vienai sunkiai žiemai. Ukraina išnaudoja savo pranašumus per 40 dienų kampaniją. Ji yra technologiškai pranašesnė už Rusiją, kaip mums parodo dirbtinį intelektų valdomų dronų atsiradimas. Dronais pagrįsta oro gynyba taip pat yra dar vienas Ukrainos pranašumas. Ši technologija dabar iškyla į pirmą planą, o SBU ir ypač Alfa padalinys demonstruoja, kaip ją galima panaudoti. Taigi, 40 dienų kampanijos tęsinys yra svarbi priežastis, kodėl ši ataka gali tapti lūžio tašku Ukrainai. Kita priežastis slypi tame, kam Ukraina smogia – FSB.
Oficialiai FSB yra federalinė vykdomoji institucija, kuri dirba siekdama apsaugoti pačią Rusiją. Nacionalinio saugumo klausimai, kovos su terorizmu veiksmai ir valstybės sienų apsauga visi priklauso FSB atsakomybei, taip pat kaip ir Putino apsauga nuo grėsmių, tiek tikrų, tiek įsivaizduojamų, kurias Putinas mato šešėliuose. Ne viena iš šių pareigų nesusijusi su puolimu prieš Ukrainą, tačiau FSB būtent tuo ir užsiima. Tai žymi nukrypimą nuo to, kuo ši organizacija turėtų užsiimti. FSB darbo realybė yra daug painesnė nei teigia Rusija. Dėka 2022 m. rugpjūčio Business Insider ataskaitos žinome, kad FSB bent jau nuo 2019 metų ruošiasi plataus masto invazijai į Ukrainą. Ir nuo to laiko iki 2022 metų jos dydis išaugo 5 kartus. Rusijos interesų apsauga nėra tikrasis FSB tikslas. Agresija prieš Ukrainą yra bent jau tol, kol Rusija pavergs Ukrainą. Nuo tada, kai Putinas įsiveržė, FSB iš civilinės organizacijos tapo karinę. Londono Kingo koledžas pažymi, kad FSB pareigūnai nebus priešakinėse linijose. Vietoj to jie užsiima kur kas piktesnė veikla, dažnai giliai Ukrainos arba Rusijos užnugaryje. Ukrainoje FSB siunčia šnipus, kad čia įsiaiškintų viską, kas galėtų padėti Rusijos karo pastangoms. Rusijos užnugaryje, tiek pačioje Rusijoje, tiek okupuotoje Ukrainoje, FSB agentai dažnai užsiima tuo, ką kolegija vadina Ukrainos piliečių filtracija. Tai apima galimų bendrininkų nustatymą ir bandymą pašalinti iš gatvių visus, kurie galėtų kelti grėsmę Rusijai. FSB užsiema kankinimais, duomenų rinkimu ir socialinių tinklų paskyrų tikrinimu. Visa tai tam, kad sužinotų kuo daugiau ir pateiktų įrodymų savo melagingiems kaltinimams prieš Ukrainos piliečius. Trumpai tariant, FSB tapo vėžiu Ukrainos viduje. Tai dabar yra jos darbas – būti piktybinė jėga, kuri egzistuoja tam, kad kenktų Ukrainai, o ne saugotų Rusiją. Sunaikinusi FSB objektą Chersone, Ukraina sudavė smūgį vienai iš tamsiausių organizacijų, kurios veikia Rusijos teritorijoje. Ukraina tikėsis, kad FSB pareigūnai buvo praryti liepsnų kartu su pastatais. Kiekvienas žuvęs pareigūnas yra gerai apmokytas profesionalus Rusijos šnipas, kurį labai sunku pakeisti. Net jei dauguma iš maždaug 100 Chersono kurorto darbuotojų išgyveno, jie prarado ryšio įrangą ir galbūt svarbius duomenis. Tai sukuria galimybių Ukrainai. Ateities smūgiai, kuriuos FSB galbūt anksčiau galėjo numatyti, dabar gali būti įvykdyti. Planai dėl puolimų prieš Ukrainą žlugo. Bent jau kuriam laikui FSB tapo nereikšminga Chersone. Ir kalbant apie šį regioną, kuris nuo invazijos pradžios yra iš dalies okupuotas Rusijos, Ukraina nori kiek įmanoma labiau apriboti Rusijos veikimo galimybės Chersone. FSB buvimo Chersone pašalinimas yra puikus žingsnis. Tai taip pat yra naujausias iš kelių mažai nušviestų žingsnių, kurių Ukraina ėmėsi siekdama susilpninti Rusiją Chersone. Reuters pranešė birželio pabaigoje, kad Chersono marionetinis gubernatorius Vladimiras Saldo teigė, kad Rusijos okupuotos teritorijos šiame regione dabar liko be elektros dėl Ukrainos smūgių kuro ir energetikos infrastruktūrai. Liepos 20. Ataskaitoje apie Rusijos puolimo būklę Jezdublėje teigė, kad nei Rusijos, nei Ukrainos šaltiniai nepranešė apie jokį judėjimą sausumoje Chersone. Tai yra gerai Ukrainai. Tai rodo, kad aklavietė jau buvo susidariusi prieš ataką prieš FSB objektą. Dabar tas objektas jau sunaikintas. Ukraina galėjo sukurti galimybių stumti priešą atgal. Bent jau tai suteikia laiko sustiprinti įtvirtinimus, nes Rusijos kariai fronte panikuoja ir atideda puolimus, kai nutrūksta ryšys su jų FSB vadovais. Galiausiai, ką SBU ir jos Alfa padalinys ką tik parodė Rusijai, yra tai, kad ji negali nieko paslėpti nuo Ukrainos. Kad ir ką Rusija bandytų paslėpti, Ukraina visada suras. Maždaug 100 FSB darbuotojų, ką tik tuo įsitikino skaudžiai, mėgavosi maloniomis vasaros atostogomis okupuotame Chersone, bet jie yra kare. Ir Ukraina ką tik jiems tai mirtinai priminė. Ukraina turi įprotį surasti tai, ką Rusija bando paslėpti, ir tada pasiųsti dronus tai sunaikinti. Tas pats nutiko Donecke vos keliomis dienomis prieš Chersono smūgį. Ten Rusija slėpė kuro sandėlį apleistoje betoninėje gamykloje. Ukraina jį surado ir pradėjo operaciją Pragaras, kad jį sunaikintų. Sužinokite daugiau žiūrėdami mūsų vaizdo įrašą. Ir jei jums patiko ši analizė apie naujausią Ukrainos pergalę prieš Rusiją ir FSB, tuomet būtinai užsiprenumeruokite karinę laidą, kad pamatytumėte, ką paruošėme toliau. Ir ačiū, kad žiūrėjote.